susiduriu pati ir jūs tikriausiai susidursit, kad kai kurios moteris sako, kad aš viską gaunu iš maisto, kad man papildų nereikia. Tai vakar kaip tik mačiau, viena moteris įdėjo postą, kad gautumėm magnio dienos normą, mums reiktų suvalgyti 300 obuolių. Tai jeigu ta moteris yra pasiruošus kasdieną suvalgyti 300 obuolių, tai tuomet jūs galite pasakyti, kad jai magnio nereikia papildų. Taip, bet tikrai vitamino D, tikrai retas, kuris turi pakankamai organizme vitamino D, taip, dažniausiai tai yra deficitas. Tai yra svarbu. Iš tikrųjų, netgi jeigu žmogus laikosi sudarytos mitybos programos, gali tai būti dietologo ar sporto trenerio, idealiu atveju dažniausiai jisai žino, kiek suvalgė angliavandenių, baltymų ir riebalų. Tai čia jau labai idealus atvejis ir skaitosi, kad žmogus labai prisižiūri mitybą. Bet aš dar kol kas nesutikau tokio, kuris galėtų atsakyti, kiek šiandien iš maisto suvalgė magnio, omegos ir visų kitų, geležies ir taip toliau. Neteko tokio dar sutikti. Tai idealiausiu atveju gali žmogus atsakyti, kiek gavo baltymų ar angliavandenių. Tai čia jau skaitosi labai prisižiūrintis mitybos žmogus.